Žmogus 2 dantis pametė. Skambinsim iš gyvybės draudimo. Ką daryt? Kiek pinigų duodam? Ačiū už dovanas. Taip, dabar tokia situacija. Žmogus nuėjo, supranti, į gyvybės draudimo, jis jam 2 dantis pametė, supranti, kažkas iškalė ir dabar kiek čia tų pinigų jam reikia skirti, žinai. Bet taip gal skiriam kokį 12 tūkstančių. Kaip galvoja, 12 tūkstančių būtų gerai ar per mažai? Manau ir aš. Gerai, bandom skambinti. Ką čia lauksi, žinai. Domis užsakė, jo. Ką tu čia, Algi, siuntinėjai tą telefoną, bus kokios nors tenais tarnybinės moters 24 valandas per 7. Taip. Taip, gerai, skambinam. Ten. Ant pačio galio palaisim šitą. Radio stotis Kušma. Blemba, kaip reik nežvengti, nes pizda, kaip juokas ima, blet, tie 2 dantukai. Blet. Man iškart noris, blet, juokauti, čia žinai, vis tiek iš gyvybės draudimo, negi nepaskambinsi, ten, blet, pradėjai žvengdamas, blet, tipo, oi, kaip jums nutiko. Blet, kaip iš tikrųjų, aš iš jūsų asmeniškai gailiuosi, blet, nebegalim taip čia, viskas gerai, skambinau, blet, oi. Kuo toliau, tuo daugiau aš čia prisiderksiu. Gerai, bandom paskambinti. Ar girdys? Spauskit laiką. Klausau? Labą dieną. Labą dieną. Ar su Donatu kalbu? Taip. Donatai, žiūrėkit, ar turit trumpam pakalbėti laiko? Taip, turiu. Supratau, aš čia skambinu iš gyvybės draudimo. Taip. Žiūrėkit, jūs buvot pas mus atėjęs, aš turiu jūsų tą paraišką ir mes čia įvertinom jūsų šitą tą žalą ir norėtume pasakyti, kokia tai yra suma. Kokią sumą jūs gausit? Ar jūs iš vis tikėjotės, ta prasme, ar kaip jūs ten kalbėjot, kad sumą gausit? Ta prasme, matot, pirminių paskambinimų metu, kai aš tau užregistravau įvykį. Žodžiu, aš turėjau pasitarauti, kaip užregistruoti tą visą įvykį. Tai buvo 6 rytas, kai skambinau. Tai žodžiu, pasakė, kad man tas ir dantim galioja tas nusikėlimas, bet dabar čia paskutiniu metu, kai su manim susisiekė jūsų atstovas nuo Svedbanko ir draudimo, tai pasakė, kad tai užlupa. Žinot, tai žodžiu, labai taip kažkaip vienas sako, kitas kitą pasako. Supratau, iš tikrųjų, matot, kaip dabar galutiniam variante aš matau, kad man paskyrė įvertinti iki galo, nes dėl tos lūpos ir dantų, kad nebūtų priekaištų, kad negavot už dantis, taip dabar viską įvertinau ir čia gaunasi, kaip suprantu, yra pilnai 2 dantis, ar ne? Jo. Vienas, ta prasme, yra, nežinau, 2/3 nuskėlė, ta prasme, to danties. Penktadienį buvau pas medikus, ten, žodžiu, nervą ėmė jau, ten, žodžiu, iki tiek jau, žinot. Nes, ištraukė, naikino, čia supratau. Didelė problema, žinot. Taip. Ne šiaip kokia. Taip, ir dabar gaunasi taip, kad jums už lūpą ir 2 dantis 7366 eurai gaunasi. Gausiu tiek pinigėlį, jo? Taip, tiek pinigų gausit. Supratau. Jo, bet dabar yra toks dalykas. Jeigu jūs norit gauti visus pinigus, turit ateiti į ofisą ir tada mes išmokėsim jums grinais.
Jeigu norite, galiu pervesti į sąskaitą savaitės bėgėje, bet jau bus nuskaičiavimas. Pinigų kažkur apie 500 bus nuskaičiuota. Procentas ten kažkoks, dėl ko nuskaičiavimas kažkoks. Nu, nes čia pas mus yra tokie vidiniai dalykai dėl visų mokesčių. Jeigu žmogus sutinka grinais, nu, mes išmokam grinais. Jeigu mato bankai visus tos dalykus, nu, mes čia, kaip pasakyti, pusiau irgi tokie neoficialūs dalykai pas mus vyksta. Supratau, žinokit, tai geriausiai man būtų į kortelę, žinokit, tokiu atveju. Tokiu atveju kortelę, ne? Jo, nes, kaip pasakyti, žinot, aš dabar, kaip pasakyti, nelabai kaip ir galiu dėl savo dantų būklės ir vaikščioti į lauką, nes man šalti, žinot, ten dirgikliai, žodžiai, visi kvėpavimai, maistai, apie valgymą tai šie, žinokit, net nekalbu. Supratau. Žiūrėkit, Donatai. Su jumis TikTok radio stotis Kušma. Labas, Donatai. Čia net gyvybės draudimas, čia tiesiog radio stotis TikTok Kušma. Sorry. Ir šitą bairį tau užsakė Tomas. Vat šaunuolis Tomas. Jo, geros tau dienos ir sveik, žmogau. Dėkuoju. Iki.